Ilgoji ietis ir Harka atrodė labai susirūpinę. Šitai pakalbėjęs, jis vėl sugrįžo pas geltonąją barzdą. Kas čia per chaltūrą, aš nesuprantu. Ką tu chaltūrini? Aš nesuprantu, maestro, kas jums yra? Ne, ant rankos iki šiol dreba, neklauso visiškai, nevaldau rankų, viskas. Ašgi jums sakiau, kad negalima fleitininkams, birbynininkams, violončelistams dirbti fizinio darbo, maestro. Nu ką jūs darot? Jūs talentą savo vėjais paleisit. Jie vis lenda ir lenda, lenda ir lenda, lenda ir lenda, lenda ir lenda, lenda ir lenda. Kas lenda? Kurmiai. Kurmiai, bet lenda ir knisa kurmiarausius, knisa kurmiarausius. Aš užsiknisau juos lyginti, vakar pasiėmiau žolinę lentą, suprantate, atsisėdau prie kurmiarausio ir prasidėjau, va taip, visą naktį ir visą dieną užsimojęs ir galvojau, užkiš galą, kai... Ir ką? Ir ką? Neišlindė. Aš išsekęs psichologiškai ir fiziškai. Klausyk, atneškim 50, ką? Ne, negersiu, ne. Negersiu, tikrai. Tai niekas nesiūlo gerti. Yra tokia terapija, va, kolegai padėjo. Žodžių terapija yra tokia. Viskas, kas ant širdies susikaupia, reikia maestro išrėkti. Išdainuokite, ne? Ne, apie kurmius aš nedainuosiu. Tikrai nedainuosiu. Klausykit. Kenčiančių tokių kaip jūs, Lietuvoje 1000, visam pasauliu milijonai. Tai jūs išrėksite už visą žmoniją. Žmoniją? Nu, žmoniją galima. Ir vėl voratinkliai be vėjo draikosi, jau sukasti daržai ir šiltnamiai visi. Tėvynę Lietuvą apleido šiluma, netruks ateit pikta žiema. Nors derlių nuėmėm ir baigėsi darbai, bet dar yra darbų svarbių labai. Mus slegia klausimas sunkus ir neramus. Ar kurmiai vėl jis nervus mūsų? Juk nuo pavasario išnyra šis kenkėjas ir knisa žemę ir pridaro daug kupstų. Jam nebaisu nei šaltis, nei lietus, nei vėjas ir net žmogus. Jam nebaisu, nors menkas rodytųsi mums žvėrelis šitas, nors mus įglostyti ir mielą iš kalnų. Tai tikras podėlio ir dirvos parazitas, mirtis krienų.